Sveiki videoblogo pagal Jurgį žiūrovai. Dažniausiai savo video aš pradedu pirmadieniais ir pabaigiu penktadieniais. Šiandien aš pradėsiu penktadienį ir pabaigsiu į penktadienį. Tai šitas videoblogas apie šiek tiek pardavimus, apie mano kelionę ir kaip aš jaučiuosi po jos, apie darbus. Ir be abejo bus konkursas. Konkursas tikrai labai aktualus, bet apie jį šiek tiek vėliau. Plius paskelbsiu nugalėtoją praeito videoblogo ir įteiksiu lauktuvės, kurias parvežiau iš Vokietijos, nors turėjau parvežti iš Austrijos. Žodžiu, šitam vloge daug darbo, šiek tiek malonumo ir šiek tiek dovanų. Tai ką, važiuojam. Pamaičiau ukrainietiškus numerius ir prisiminiau, čia pas mus Chebra gamina dronus. Šiaip dabar, kaip suprantu, ta karo pramonė yra iš tikrųjų labai finansuojama ir iš tikrųjų labai gera mintis Lietuvoje pradėti gaminti gynybos priemonės, kad liktų pinigai čia, nes finansavimo yra nemažai, tai galėtų ekonomika augti. O kodėl prisiminiau su ukrainiečiais? Tai apie ukrainiečius vakar jau važiuoju po visų darbų, apie 7 valandą vakare namo ir skambina Algirdas Stonys, kažkada tai su juo video esam darę. Tai yra Telesofto įkūrėjas, buvęs direktorius, dabar jau jisai direktorius samdo kitą žmogų, organizuoja kažkokią parodą, nekvietė į tą parodą, bet šiandien važiuoja pas jį būtent maketai dronų ir vakar mes ten išgelbėjom ant sienos, kad šiandien į tą parodą atvykti, nes tai yra vis dėlto karinė technika, ją labai yra sudėtinga pravežti per sieną, plius reikia garantijų, kad jeigu pradingsta technika, tai kažkas už juos sumokės. Tai labai didžiuosi Bunosta ir jos kolektyvu. Vakar sugebėjom padėti ir šiandien tikriausiai tie dronai bus parodoj. Jeigu pasakys kur, tai tikrai nuvažiuosiu ir jums parodysiu. Kokie tai dronų maketai, kur čia viską vežė. Žinau, kad Vilniui tai bus proga pasižiūrės, nes vakar taip skubėjom išspręsti, kad žmogus šiandien spėtų atvažiuoti, kad nebuvo laiko net paklausti, kur važiuoja. Nors jau praėjo net kelios komandiruotės, bet buvau pažadėjęs vienam teisingai atsakiusiems dovaną už tai, kad jisai atspės, kokias lauktuves aš vežiau į Austriją austrams ir kas jiems labai patiko. Tai žinokit, vežiau Lietuvos saldainius. Deimantė dabar įpareigosiu, žiūrėkina jau iš karto žiūri, kas yra. Tai aš nupirkau parkerį, nes toj komandiruotė reikėjo labai daug piešti, rašyti ir paišyti. Breceliai ir ženkliukas Vokietija, nes iš tikrųjų aš skridau iš Vokietijos, tai apsipirkinėjau Vokietijos oro uoste, tai labai sveikinu, pasieks Deimantė. Pameni, kas laimėjo? Deividas. Sveikinu, Deividai, lauk, viskas jau keliauja, kurjeris jau atbėga. Dabar yra 2 valanda dienos, penktadienis, bet dabar važiuojam su žmona tvarkyti kito reikalo. Ir iš tikrųjų čia man reikalingi esat jūs, nes skelbiu konkursą numeris 1. Tai yra mes vakar su Elviu, Deimante ir Arnu. Tai yra Deimantė, tai yra mano asistentė, Arnas tai yra studentas, nežinau ar prisimenat, bet vienas iš studentų, kuriam Vilnius Tech skyrėm stipendiją. Dabar jisai pas mus atlieka praktiką ir yra realu, kad jisai užsikabins ir liks mūsų versle dirbti. Tai su Arnu važiavom filmuoti reklamos. Reklamos, kuri vadinasi darbiniu pavadinimu Noriu. Iš tikrųjų, reklama yra tokia, kad jūs žinot mano projektą proaktyvus.lt, kur skiriu savo 10 valandų per mėnesį jūsų konsultacijom. Konsultuoju dėl jūsų verslo, ieškau jums sprendimų, kontaktų ir kitų dalykų. Ir pamačiau, kad ne visi gali sau leisti tos 200 eurų, ne visi gali nusisamdyti. Iš tikrųjų, galima tartis visai, bet žmonės galbūt sarmatinasi, galbūt iš tikrųjų nedrįsta. Todėl nusprendžiau padaryti tokią akciją, ar kaip čia, ar dovaną, gal net kitaip pavadinčiau. Tai reikia, kad parašytumėt komentaruose Noriu ir aš vieną iš jūsų išrinksiu ir padovanosiu jum nemokamus pietus ir konsultaciją, kuri vat ir bus ta pradžia visos tos reklamos, kurią užfilmavom. Ja ateityje paleisim socialiniuose tinkluose, reklamos taip proaktyvus.lt projektą ir kartą į mėnesį vieną išrinksiu ir nusivesiu. Tai rinksiu socialiniuose tinkluose. Bet aišku, kad yra mūsų YouTube'as, aišku, kad ateikit ir parašykit Noriu ir būtinai vieną iš jūsų išrinksim ir jau artimiausiu metu pasikviesiu į puikų restoraną, puikiem pietum su nemokama konsultacija ir laiku jūsų klausimams spręsti. Bet čia dar ne apie tai. Tai rašykit Noriu, susitiksim, pasimatysim. Žinau, koks tai būna ažiotažas, tikiuosi, kad nepraradau markės ir dabar vis dar norėsiu sutikti. O dabar mes važiuojam su Jana apžiūrėti studijos. Iš tikrųjų, šiek tiek nuvargau, filmuodamas ir lakstydamas su videokamera. Iš tikrųjų, labai reikia daug laiko, labai reikia susikaupimo, nes aš žinau, kada yra mintis iš anksto apgalvota, yra visai kitaip išpildoma. O kai šaudai taip visai ekspromtu, tai gaunasi, kad tu turi ir tuo metu ir filmuoti, ir galvoti, ir taip toliau. Ir man čia pasiūlė išsibandyti studiją,
Nežinau, ar leis pasakot, paklausim, kai nuvažiavę, tai gal čia dar neverta ir kalbėti, gal čia bus tik toks katas ir paskui vėl papasakos, kad buvom studijoje, bet žiūrėjom apžiūrėti studijos, nes pasiūlė pabandyti naują formatą. Tai yra atsisėsti studijoje ir pasikalbėti. Tai žiūrėkit, čia irgi labai svarbu, nes gal jūs nelaimėsit pietų, bet jūs parašykit jurgiotv@gmailas.com savo klausimą ir jau artimiausių metų aš išrinksiu vieną, o gal du klausimus, kuriuos toj studijoje ir išnagrinėsiu ir aptarsiu. Taip kad jurgiotv@gmail.com rašykit, nemokamai pasistengsiu padėti, video pasidalinsiu savo idėjomis, mintimis. Rašykit ir tikiuosi, kad jūs būsite tas laimingasis, kuriam ir surasim tą sprendimą jūsų tai problemai. Aš atsiklausiau, Artūro, ar leidžia, žiūrėt, koks kolektyvas pas juos čia. Tai va, tokia studija išspręsta ir ką, pabandysim, pasižiūrėsim. Ar mums pavyks kitaip? Nepabandysim, Jurgi, o padarysim. Labai gerai. Gerai. Su Artūru susitikom sporto salėje. Išsakiau aš jam pačius didžiausius ir šilčiausius komplimentus dėl to, kaip žmogus, taip ilgai daręs YouTube kanalą, sugebėjo taip persikrauti ir sukaupti naują auditoriją. Ir ten augimas dabar nežmoniškas, ir peržiūrų skaičių, ir temos labai įdomios. Ir jis man sako, tai gal ir tu nori kažką pasibandyti. Ir aš iš tikrųjų noriu pasibandyti, nes, žinot, su ta kamera bėgioti yra reikalų, reikia daug energijos, reikia, kaip sakant, nusiteikimo. O čia vis tiek įsidėjai kalendorių, atvažiavai, užfilmavai ir išvažiavai. Tik tai, kad svarbiausia būtų įdomu. Tai dabar turim tokių labai įdomių dalykų, ką reikia padaryti. Tai reikia pirmiausia pasidėlioti studijos išpildymą, kaip jinai turėtų atrodyti. Toks visai įdomus ir malonus veiksmas. Tada antras labai įdomus veiksmas, kurį reikia pasidaryti, tai pasigaminti logotipą. Norisi galbūt net kažkokį merčą padaryti. Nu, vis tiek nauja pradžia, nauji dalykai. Aišku, čia norisi, kad būtų įdomu, kad būtų naudinga. Tai dėl to dėsim daug tų tokių komentarų, laiškų skaitymo, bėdų sprendimo. Tai nebijokit, dalinkitės, neišduosim jūsų asmenybių, tik tai pabandysim jums padėti ir kad jums nereikėtų vienam spręsti jūsų tos esamos problemos, kuri yra iš tikrųjų gal ne vien tik tai jums aktuali ir kiti žmonės tik tai gėdinasi ir neklausia. Tai visus klausimus susijusius su verslu, su idėjom verslo, su kažkokiam abejonėm rašykit jurgiotv@gmail.com ir jau filmuojant laidą aš pabandysiu jums jas visas atsakyti. O kaip gausis, greit pamatysim. Tai ką, mėlyjei, turiu liūdnų žinių. Sofijos Hart LinkedIn profilis yra užblokuotas. Labai gaila, kad nespėjot pafollowint, labai gaila, kad nespėjot susipažinti su tuo turiniu, kas buvo tenai sukelta, kas buvo padaryta. Idėja tikrai labai gera. Tikriausiai reikėtų ateityje paskirti žmogų ir jam deleguoti nuo A iki Z visą užduotį, kad jis prižiūrėtų, nes Sofijos Hart profilis numirė greičiausiai dėl to, kad aš išvažiavau į komandiruotę, užsiėmiau kitais reikalais ir net tiesioginė to žodžio prasme net nepavyko pabandyti nusiųsti nei vienos žinutės transporto vadybininkams su pasiūlymu bendradarbiauti, kad jie rekomenduotų kažkokius tai klientus, užsakymus ir taip toliau. Bet manau, kad tikrai galima, matėt, galima sukurti ir profilį, galima sukurti ir nuotrauką, galima sukurti ir su ChatGPT pagalba tekstus ir jie iš tikrųjų turėtų veikti ir turėtų įtraukti auditoriją. Tik tai dar nežinau, kaip galima apeiti LinkedIn verifikaciją. Tai arba tai yra fejkas ir visi, kas pasakoja, kad jie LinkedIn būdu uždirbo pinigus, meluoja, arba iš tikrųjų yra kažkoks tai būdas, kad verifikaciją galima apeiti, nurodžius kažkokią kitą šalį, kurios neprašo. Jeigu žinot, parašykit komentaruose, nes iš tikrųjų tas pasidarė visai įdomu. Kodėl nedariau ant savo kokio nors darbuotojo, HR tikrai galėjau padaryti ir ant Deimantės vardu ar kitų vardu tą LinkedIn profilį. Tiesiog norėjau paeksperimentuoti ir patikrinti tai, ką žmonės sako, kad reiškia padaro fake HR'us, juos įdeda netgi įmonių puslapius ir iš tų fake HR'ų rašinėja ir siūlo žmonėm vienokias ar kitokias bendradarbiavimo sąlygas. Tai įsitikinau, kad tas kol kas neįmanoma arba neįmanoma neskiriant tiek daug laiko ar pastangų. Tai skyriau tiek, kiek skyriau, gaila, kad neveikia dabar. Prieš pradėdamas vlogą, sakiau, kad šitam vlogą kalbėsiu apie pardavimus.
Tai, kaip žinia, visų mūsų verslų, gyvenimų ir viso, ko yra svarbiausias dalykas, tai yra pardavimai. Ir nesvarbu, ar mes ieškom antros pusės, ar mes norim išnuomoti savo butą, ar nupirkti, ar parduoti automobilį, mums visur reikia pardavimo žinių, nori to nenori. Ir pardavimai, man atrodo, kad svarbiausias ir pagrindinis elementas versle, kur daugiausia dėmesio ir žinių reikia. Šiandien buvau susitikęs su tokiu žmogum, Edmundu, kuris rūpinasi verslo pelningumu arba bando išgrynint, padėti akcininkui išsigryninti, kokios paslaugos jam yra pelningos, tai kur yra tos pagrindinės melžiamos karvės, kurias reikia stiprinti, didinti ir jomis rūpintis. Tai man patiko su Edmundu susitikimas. Viena, tai kad jisai yra freelanceris ir važinėja su Porsche. Antra, kad jisai žmogus labai adekvačiai kalbėjo apie tai, kad jisai vis dėlto rūpinasi labiau produktu ir kalba per unitą, per vieną paslaugą, o ne per darbuotojus, kai mes dažnai sakom, kad šito darbuotojo tai nelieskim, jisai čia yra mūsų žvaigždė, tik tai dėl jo laikosi biznis. Tai jisai bando išsiaiškinti, kas tas yra žvaigždė, kokią jisai vertę kuria ir ar galima tą tiražuoti ir pritaikyti. Be abejo, kad tą galima viską išversti į pardavimų didinimą, jeigu tu sužinai ne tik tai pelningumą, bet ir didinimą. Tai man labai patiko, plius, kad jisai sakė, let's go, dėl tavęs, Jurgi, padarykim tokį trailą, pasikalbėkim su tavo darbuotojais. Jeigu aš matysiu, kad aš negaliu tau padėti, tai nepadėsiu, jeigu matau, kad galiu padėti, tai padėsiu. Tai ką jisai darys, jisai eis per procesus, per kliento su mumis prisilietimo taškus ir bandys įsiaiškinti, ar gerai mes taip darom, ar blogai darom. O jeigu bus tikrai dideli rezultatai, aš tikrai pažadu pasidalinti, nes manau, kad toks žmogus versle, šitoj rinkoje yra unikumas, retai juos pavyksta surasti. Tai jau kadangi man kažkaip pavyko, tai aš pabandysiu pasinaudoti šitą progą gyvenime. Ačiū be abejo čia mano sekėjam ir jie man tą žmogų rekomendavo. Tai pabandykim pabendradarbiauti. Aišku, jeigu irgi nepasiseks, jūsgi žinot, kad aš niekada neslėpsiu ir pasidalinsiu. Tuo labiau, kad naujam formate aš būtent ir bandysiu labiau dalintis tokiais dalykais ir nesiblaškyti ten pervažiavimam, perėmimam ar papasakot, ką ten kur darau. Nežinau, vieniem man atrodo, kad yra įdomiau, kai aš darau videoblogą tokį kaip dabar. Tai yra kažkur judu, važiuoju, dabar, pavyzdžiui, judu skustis barzdos. Nes savaitgalį turėsiu uošvio gimtadienį, noriu gražiai atrodyti prieš mano žmonos giminę. Bet, o kitiem kaip tik įdomu, sako, duok mums koncentruotos informacijos, duok ką darai, kur darai, ką šią savaitę darai, ką kitą savaitę darysi, duok tokios. Ir suprantu, tai aš pabandysiu vasaros metu, kol galbūt to veiksmo mažiau, galbūt visi atostogauja, tai pabandysiu padaryti tokį kitokį formatą. O jūs pamatysit, ar tas tinka ar ne. Tai dėl to žiūrėkit, kad mes neprarastumėm ryšio, tai rašot į komentarus noriu. Ir vieną iš jūsų iš komentarų po video išrinksiu ir pakviesiu nemokamų pietų ir konsultacijos, bet kokiu klausimu, kuriuo be panorėtumėte. Ir tada būtinai jurgiotv@gmail.com parašykit savo problematiką, dėl ko jums kyla klausimų, dėl ko norit su manim pasitarti. Ir galbūt video metu aš išrinksiu 1-2 klausimus ir padėsiu ir pabandysiu jums į juos atsakyti, kad jūs jau turėtumėte kažkokį tai atsakymą ir galėtumėt judėti bent jau kažkokią trajektoriją, negu stovėti vietoje. Nes proaktyvumas, man atrodo, apie tai ir yra. Judėti, o ne stovėti vietoje. Nes stovint, po truputį ritamės atgal. Tai dabar varau skustis barzdelės ir po truputį užbaiginėsiu šitą vlogiuką. Ką, viskas, visiška penktadienio pabaiga. Kaip sakant, šiandien diena buvo atlaikyta, susidėlioti nauji planai, su jumis apkalbėti. Lauksim rezultatų. Iš tikrųjų, nepamirškit pafollowint, palaikint, parašykit komentaruose noriu, pasikviesiu jūs pietų ir aišku, kad parašykit savo klausimus, kad būtų ką nagrinėti naujo tipo podcast'e, o paskui žiūrėsim, įsivertinsim, ar čia vasarai, ar gal čia ilgesniam laikui, o gal kažkaip tai darysim vieną kartą tokį vlogą, kitą tokį. Žodžiu, smagu, kai yra galimybės kažką keisti. Nuo to aš tik tai labiau užsikuriu, motyvuojuosi. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, šitas turinys jums buvo aiškus, trumpas ir naudingas. Ir ką, kitą kartą. Iki.